Labai svarbus krepšininkas grįžta į rotaciją ir svarbesnėse rungtynėse. Martyno Paliukėno ten metimas netaiklus. Čia Kavonas išvestas tolimam metimui taikliai 3-0. Kavono ir Brukso 2-2 gražiai. Kavonas įmeta kamuolį Bruksui, bet ten Inokas padaro tiek, kad sutrukdytų metimui. Čia labai jau nuspėjamas perdavimas ir Vilkai dabar jau... Čia yra žanro klasika. Pirmajame kėlinyje Paliukėno agresyvumas. Bet čia labai įdomus momentas Alessandro Magro. Tiesiog sprintas ties Kristupu Žemaičiu, parodyti jam, kad... Tubelis turi ne tik ūgio jėgos, bet ir, na, šiokį tokį gal net ir greičio pranašumą. Na, čia Kulboka atsako 2 taškais. Na, Magro mes į aikštelę, tai bent toks pastiprinimas būtų. Čia Kavonas įmeta kamuolį Bruksui. Bruksas iš vidutinio nuotolio dar sykį sėkmingai ir suteikia 2 taškų pranašumą savo komandai. Kavonas nesinaudoja Brukso užtvarą, veržiasi į kairę, nusimeta kamuolį Žemaičiui. Žemaitis ten gerai suranda Jeffą Taylorą iš pusiau krašto ir, na, vadovėlinę, kai jau turėjo grąžinti būtent į varžovą aikštės pusę. Čia Kavono rizikingas perdavimas, bet nepavyksta jo pilnai perimti Normantui. Andriusas 1-1, tiesiog Margeriui treneriai nepyks už šios epizodus. Miniotas Andriusui. Andriusas naudojasi Blaževičiaus užtvarą, vėl individualus Andriuso meistriškumas ir iki galo puikiai. Versti taškai per 6,5 minutės yra kažkas tokio. Kulboka gražiai iš užtvaros ir kaip matom, jeigu žmogus gali mesti ir iš 7 metrų, tai iš 5,5 taip pat ne problema. Greitai ir toliau žaidžia komandos. Greivsas labai rizikingai ir nesėkmingai gali užpulti Vilkai. 3-1, Tayloras Žemaičiui, Žemaitis iki galo, 2 taškai. Čia. Taip ir čia pagaliau pavyksta greita. Garrisonas Bruksas. Žemaičiui 2 žaidėjai žaidžia dabar Wolves. Ir Tayloras iš toli, dar vienas sėkmingas svečių epizodas. Ir dabar patenkintas Jeff Tayloras sumažinęs skirtumą. Nenori žaisti per jį, dabar Gudaitis prašo kamuolio. Čia Margerio Normanto klaida, įmetant kamuolį į baudos aikštelę ir dar vienas greitas puolimas. Miniotas iš viršaus ir Vilkai jau atsilieka tik 10 taškų. Na ir po praeito nesėkmingame kėlinyje tik 9 taškai. Ryto sąskaitoje Kavonas čia nesiryžta mesti, vos 4 sekundės Vilkų atakai. Žemaitis prieš jį Gudaitis 2-1 spėja atlikti metimą. Kristupas Žemaitis ir pataiko. Sumažinti skirtumą iki vienženklio. Ten Radzevičius gal kiek savo nebūdingai užsikalba su arbitrais. Ir čia kas kitas, jei ne Redži Miniotas. Pirmi ir be pražangų sustabdyti, 3 net krepšininkai ant parketo vienu metu. Vilkai 4-2, Andriusas iš kampo. Taikliai Andriusas su taiklumu ir visiems žaidėjams. Tikrai daug pasitikėjimo atakuoti. Dabar jau situacija šiek tiek kitokia. Miniotas pritraukia prie savęs antrąjį žmogų. Kaip žaidžia Kavonas. Kokį metimą čia pataiko Anthony Kavonas. Na, Ryto puolimas toliau nelabai ką gali pasiūlyti. Net ir trečiajame kėlinyje per pirmasis 2 minutės. Čia Tayloras visiškai laisvas, nieko nesutinka iki pat krepšio. Ten šiek tiek net ir kovojas kamuolį, pelno 2 taškus. Ir šį kartą Vilkų ne tiek gynyba, kiek tiesiog kova dėl šokusių kamuolių buvo nesėkminga. Garrisonas Bruksas 2 metimus šiandien iš vidutinio nuotolio pataiko ir 3. Vėl dabar tiesiog didina tempą Rytas. Paliukėnas daug laisvės perimetru nesinaudoja jie Martynas. Ir čia vos nepameta kamuolio Rytas. 10 sekundžių atakai. Kaulas prieš Kavoną. 3 sekundės. Radzevičius atakuoja Bruksą ir gauna Brukso bloką. Silpnesnės rungtynės sužaidė prieš Šiaulius. Ignas Sargiūnas -2 balai. Čia Miniotas ir štai taip, antrasis sezono tritaškis. Netaiklus puskablis. Čia Rytas gali vėl užbėgti į greitą puolimą. Puikiai ten jau užblokuoja svečiams, kuriem aišku ir priklauso ši arena. Formaliai kaip gražiai kerta Tayloras, nuostabus tenai Kulbokos perdavimas. Cartwrightas ieško kam grąžinti kamuolį šį kartą ir net nespėja sugauti kamuolio. Tubelis, tęsiasi žaidimas, ten užmiega. Bet panašu ne tik Ryto krepšininkai ir Wolves Twins, bet Andriusas, štai taip. Turi 5 sekundės savo atakai. Tarmanas tiesiog atsivaro. Ir kokį 3 taškį suka Trešonas Tarmanas. Tai pirmasis taiklus Tarmano metimas. Tiesiog pamato prieš save mažesnį RJ Cole'ą. Meta į krepšį čia dar Kulboka prieš Radzevičių į kairę.
pašoka į orą, nežinodamas, kur atliks perdavimą, bet Turmanas susigrąžina kamuolį ir Kulboka deda iš viršaus. Wolves Twins bet +1. Kulboka tiesiog 2 žingsnius į priekį. Andriusas naudojasi Regimanto Minioto užtvarą, taip pat atšokdamas atgal prieš Margerį Normantą nesėkmingai. Ir čia geras Trešono Tarmano, labai geras epizodas. Šiandien metu yra pagrindiniai Ryto taškų rinkėjai. Kalunas ir Andriusas ir Tayloras irgi tikrai 3 pagrindiniai žaidėjo. Čia sugrįžęs Blaževičius. 5 sekundės. Tarmanas prieš Jacksoną Cartwrightą į dešinę. Cartwrightas pameta kamuolį, ten bando stabdyti Kulboką ir dar vieną. Būtent jo rankose kamuolys, 11.8 rezultatyvūs perdavimai. Andriusas iki galo ten išvalo baudos aikštelę aukštaūgiai, bet kažko daugiau. Tiesiog... Ryto fanai jau švenčia pergalę. Čia dar Andriusas su kamuoliu, jo prasiveržimas į dešinę pusę, 2 greiti taškai. Kevonas. Daugiau simbolinė tokia ataka. Tarmanas dar iš labai toli. Pataiko tą tritaškį, bet tai jau esmės nekeičia. 92.